Na štai, viskas. Labanaktis, vaikai. Labanaktis. Man laikas eiti. Užgesinti šviesą. Taip. Gerai. Labanaktis, saldžių sapnų. Labanaktis, saldžių ir jums. Mes jau čia beveik 3 dieną ir nieko ypatingo nenuveikė. Aš irgi taip sakau. Gal mums reikėtų pabėgti? Trumpam, pasivaikšti lauke. Tu ką, tad mes dar labiau susirgsime. Abejoju, kągi mes čia galim susirgti? Na, mano liga gali šiek tiek paūmėti. Šiaip ar tai man angina ir gripas. Neniurzgėk tu dėl to gripo. Nieko baisaus nesitiks. Davai, einam. Bet jeigu daktaras mūsų neras, eik, tu kasgi čia mūsų neras, spėsim grįžti. Tai 10 minučių pasivaikščiu. Aš nekenčiu, kai būnu uždarytas viename kambary. Bet tu su įtvaru. Kas kad su įtvaru? Aš jau šokau iš lovos. Eik čia. O šviesa, kaip mes matysim, kur eina. Matysim. Neprižadink. Na ir ką, mes mieste. Ššt. Kur eisim? Ššt. Į parką, pasivaikščiot. Greičiau paskui mane. Bėgam. Man čia šiurpoka. Man ne. Man čia tikrai šiurpoka. Einam, bailiukė. Viskas bus gerai. Kas čia buvo? Kas čia? Aš bijau. Kas čia juokiasi? Št, nebijok. Tu su manim. Du mažiai vieni slankė katėmis be mamų. Tai mes jos pačiupsim. Ajaj, nuskriauskit mūsų. Taip, mes neskriausim. Tik tai nudėsim. Šiam parodysit, kas čia bosai. Štai taip, nudėkit juos taip, kad kraujai išsitaškytų. Neskriauskit mūsų, aš labai prašau, neskriauskit. Tai pasakysiu, bėkim. Ne, niekur nebėgsit. Mes nesam tokie kvaili, kad negirdėtume šnabždesių. Būtent. Taigi jūs apsupti. Aš bijau. Bijok, verta ko. Kas čia? Stovėkit ramiai. Arba tučtuojau užkviesiu policiją. Paleiskit mažiukus. Rado ko paprašyt. Tuoj aš pamažys kukukus sudraskys. Ak taip? Jis kukukus sudraskysi, ar ne? Na, pabandyk. Oho, koks skutukas žmonės liko. Palkit jam. Pasimokėt mažiai? Na, dabar žinosit, kaip lyst prie mažesnių. Tu dar pasigailėsi. Taip, bėkit pasiskust pas mamytę. Štai ir sutvarkyta. Kas tu esi? Kas tu?
Aš šikšnosparniukė Bela. Skraidau naktimis ir gelbėjau tuos, kas įkliūna iš šių kvailių šunų belaisvę. Taip, mes tau tikrai skolingi. Aha, ačiū jums. Ką jūs čia veikite vėlai naktį? Ar neturėtumėt būti namuose? O tu ar neturėtum būti namuose? Juk naktis yra mano diena. Mes... Na, pasakykite. Mes pabėgom iš ligoninės, norėjom truputį atsikvapstyti nuo to tuščio balto kambario. Taip, žinau, ir aš galėdavau ligoninės ir ten būdavo labai nuobodu. Teisingai. O tu nebijai tų šunų? Ne, aš su jais trankausi jau 3 metus, kai jie tik susikūrė savo gaują. Taip, aš juos čia ir sugurinu visus ir pabėga išsigandę, bet visą laiką vėl pradeda savo žaidimą. Kada nors pasimoks, kai iškviesiu policiją. Žiūrėk, pati neįkliūk. Taip, tu labai rizikuoji. Nei kiek nerizikuoji, aš stipresnė ir vikresnė už juos. Na kągi, bėkite atgal savo ligoninę, kol vėl jie jūsų vėl nenutvėrė. Gerai, ačiū tau, mes skolingi. Tad iki, ačiū tau. Kodėl prie ligoninės dega šviesa? Tai kur buvot? Taip. Ups. Buvom išėję pasivaikščioti. Atleiskit. Taip, mes nenorėjom, mes tik labai norėjom išeiti pasivaikščioti. Na ir radot laiką. Naktį, išeiti pasivaikščioti. Ar jums visai protai susisuko? Per gerai, kad ta gauja su šunim nenutvėrė. Iš tiesų tai nutvėrė. Kam tu sakai? Nereikia prisipažinti, negražu slėpti tiesą. Žodžiu taip, mūsų tvėrė gauja. Na, ar žinot, kas jums būtų buvę atsitikę? Jeigu jūsų... O, kas jūs išgelbėjo nuo tų šunų gaujos? Ar jūs patys išsigelbėjo? Ne, mums padėjo šikšnosparniukė Ela. Bela. Tai vat, mums padėjo ir mes parbėgom atgal, atleisk. Viskas, nuo šio ligoninės durys bus užrakintos. O jei neužrakintos, tai prie durų budės sargybinis. Reikėjo dieną paprašyti išeiti pasivaikščioti, o čia naktį ir dar vieni. Mes daugiau taip nedarysim, atleiskit, mes pasimokėm. Naktį pavojinga vaikščioti vieniems. Taip, žinom tai, atleiskit. Dabar marš į palatą ir daugiau jokio kiemo. Ir dar daugiau susirgsit, tai bus vien tik jūsų kaltė. O dar paskui varo ant gydytojų, kad jie neišgydo. Tai buvo tavo mintis, Amsi. Nepyk, kad ir tu į tą įsisukai.